Pirmą eismo įvykį mieste mūsų eismo valdymo centras fiksavo apie 6 valandą. Prasidėjom stebėti tas sudėtingesnės eismo sąlygas. 10 valandos duomenimis mūsų eismo valdymo centras yra fiksavęs Vilniuje apie 68 eismo įvykius. Tai paprastai tiek įvykių Vilniuje įvyksta per visą dieną. Nei viena mieste dirbančių įmonių, kurių yra 5, nelaukia snygio pabaigos, dirba be sustojimo nuo pat ankstaus ryto. Šiuo metu pats snygis jisai tęsiasi tiek pietų, tiek rytų Lietuvoje, bet ir slenka link vakarų regiono ir dalį link šiaurės regiono ir dalį vakarų regiono.